Na ką, sveiki draugai, šiandien vėl žvejyba, vėl pasiruošęs filmavimui. Šiandien esam Malkų įlankoj. Mėginsim pagauti karšių. Tai praeitąsyk susitikus su kolega kalbėjau, kad Malkose dabar visi žvejoja karšius ir mėginsiu paimti juos metodo sistemėlę. Daug nieko neturiu, pašariukai, kėdė, meškerė, metodo sistema jau užrišta, bet nežinau, ar 35 gramų užteks čia žvejoti. Turbūt užteks. Vėjas nedidelis, saulė šviečia, apie 2 valandą žada lietaus. Jaukas karšinis ir upinis maišytas, sliekai ir dzikai. Tipiška, paprasta, tikiuosi keps. O dabar reikia eiti pasiruošti, pasidrėkinti jauką, susimauti sliekus dzikus ir pradėti žvejybą. Metodas paruoštas, pašaras, sliekas, dzikas. Mėginsiu tolimų metimų nedaryti, nes nežinau, koksai yra dugnas, o dugnas čia tikrai bus ir kriauklių, ir akmenų, visko, tai bijau nutraukti. Aišku, turiu atsarginių sistemų, atsarginių šėryklų, bet, jeigu žuvis kibs, tai kibs. Gyliai čia taip pat dideli, gal pataikysiu užmesti ten, kur reikia. O kas durniausia, tai per didelį gylį, nežinau, srovė atrodo yra, ar 35 gramai laikys, galbūt reikės didinti iki 40. Berods didesnių šėryklų neturiu, arba iš vis labai artinti visus metimus, kad labai nesijustų smarkiai srovė. Aišku, iš kur čia ta srovė gali būti. O srovė karts nuo karto atsiranda ir sukuriuoja, vis dėlto čia yra įlanka, o iš kitos pusės Malkų įlankos gale yra Vilhelmo kanalas, kuris reguliuojamas yra šliuzais. Tai karts nuo karto tie šliuzai atsidaro, kaip suprantu, srovė atsiranda stipresnė, sumažėja. Gal tai nėra tokia didelė įtaka, bet šito šliuzo, bet srovės vis dėlto čia yra. Ir žiemą žvejojant stintas su 2 uncijų švinu, ši srovė tikrai jaučiasi ir reikia dėti netgi didesnį šviną, kad sistema laikytų vietoje. Pirmos kelios minutės, kabliukas visiškai tuščias, vos nenutraukiau sistemos, kaip ir minėjau, čia yra labai daug visko priskendusių, nuo grandinių, trosų, visokiausių akmenų, luitų, blokų, iki kriauklių, kurios realiai gali nupjauti valą. Vieną vietą radau, per kurią netempti, mėginsiu mesti į kitą pusę, keisti masalus, dėti naujus ir mėginti iš naujo. Aišku, norint nusiskanuoti dugną, labai praverstų šitoj vietoje biperis, kurio pagalba būtų galima sužinoti, koks dugnas, kur yra kliuviniai, kur labiau mesti į kurią pusę, arba tiesiog senamadiškų metodų užsikabinti svarelį ir mėginti pratempti dugnu. Ir žiūrėti, ar kur nors užkliūs, ar galbūt kur nors yra kriauklių juosta, kriauklės nusipjaus ar ne. Bet aš šitų klausimų dar esu skūpa. Diperio neperku, kadangi labai retai važinėju žvejybas. O dėtis svarelį, zonduoti dugną, mėtyti, ieškoti kliuvinių. Tiesiog truputį laiko gaila, kai gali atvažiuoti, tiesiog mėginti laimės metodu užmesti. Jeigu užklius nutrauksi, jeigu ne. Ir galbūt tokiu būdu tiesiog rasi vietą, kur galima žvejoti normaliai. Kol kas buvau užmetęs į kitą pusę, partraukiant
kažką užkabinau, užkliuvo, kažkoks blokas, dar kažkas. Dabar mėginu visai kitą pusę mesti. Gylis didelis, apie 14 metrų, jeigu nedaugiau dar. Ir laukiam iš naujo. Na, atrodo lyg ir kibimas, jeigu tai ne žolės. Traukiasi labai lengvai. Galbūt tai tiesiog žolė buvo užkibusi ant valo ir taip, tiesiog žolė. Dzikais lieka vietoj. Reikia manyti, kad reikia keisti sistemą, nes metodas, kol nusileidžia iki vietos, tai nebelieka pašaro. Reikia dėti uždarą, mėginti šėryklą, rišti naują sistemą, mėginti iš naujo. Na, kaip vadinu, užsirišau trišakę sistemą. Tai trišakiukas, vienam gale pavadėlis su šėrykla bus, kitas galas pagrindinis valas ir kabliukas panašiai 50 cm pavadėliu. Manau, šita sistema pasitaikys, naudosiu 40 gramų uždarą šėryklą, turėtų iki pat dugno pašarą laikyti. Kol kas žuvauju tik tais valandą, bet per valandą supratau, kad su metodo sistema, kuri yra atvira, gaudyti 14 metrų gilyje beveik, nėra prasmės, nes kol pašaras nusileido su šėrykla, tai realiai to pašaro net nelieka. Jisai kaip debesis pasklinda, o dabar persirišau į tą vadinamąją trišakę sistemą. Tai vis dėlto šėrykla uždara, pašaras liks ilgai tenai, debesis nepasklis besileidžiant ir reikia manyti, kad truputį geriau pasiseks. O kol kas laukiam tų vadinamųjų marių karšių, apie kuriuos esu daug girdėjęs, kad jie labai dideli ir tikrai jį pagavus jaučiasi, kad pagavai žuvį. Kad yra čia karšių, tai tikrai vienas toksai arba pritrenktas, arba jau seniai sužvėjotas ir visai neblogas plaukioja. Tiesiog kažkaip šiandien jie nelabai kimba. Teks dar palaukti porą valandų, jeigu nepradės lyt. O jeigu nepradės lyt, manau, gal ir iki pat vakaro pamėginsiu pasidėti. Vis dėlto kažkas turėtų pradėti kibti. Bet kol kas beveik 2 valandos nei kibimo. Draugelis, kuris trukdo žvejybą. Per 2 valandas išmėginta nemažai. Nuo vėduoklės principų artimais tolimais metimais. Tolimi metimai nieko neduoda. Pamėginau iš vis apie 10 metrų numesti nuo kranto, gylis taip pat labai didelis ir žiūrėsim, kas gausis. Kažko šiandien žuvis atrodo nelabai tokia aktyvi, bet dar tikiuosi. Dar sulaukiau vienų draugų, gulbės ir gulbiukai. Ir įvyko pats baisiausias dalykas, apie kurį galėjau tik tai pagalvoti, nutraukiau sistemą. Kažkur užkliuvo, ar į bloką, ar į kriauklės, tiesiog nusipjovė visa sistema. Ir teko pasirišti naują. Principas beveik tas pats, trišakė sistema. Šėrykla, kabliukas su pavadėliu, lydekinis pavadėlis, daug trišakiukų ir karabinukų. Na, kažkas gausis. Slieko mėginsiu nedėti, dėsiu tik tai dziką, nes ant slieko kažkodėl turiu įtarimą, kad šiais metais nelabai kas ir nori kibti.
pradedam antrą žvejybos etapą. Praleistas jau 3 valandos, nei kibimo. Pradedu galvoti, kad reikia išrasti dviratį, traukti sistemą lauk ir užsidėti boilį. Galbūt ant boilio pavyks. Nes dar tikrai nėra tai buvę, kad nei ant slieko, nei ant dziko visiškai per tokį laiko tarpą nebūtų nei kibimo. Žvejybai praleistas beveik 5 valandos, nei kibimo, net neįsivaizduoju, kas vyksta. Lydekos porą kartų buvo iššokusios medžioje, sliekas, dzikas, braškinis boilis, vaisinis boilis, niekas neveikia. Jaukas nelabai veikia, karšinis irgi. Žvejai vis praeidami pro šalį paklausė, kas gero. Tačiau iš to reikalo, kas gero, galiu pasakyti, šiandienos žvejyba visiškai nulinė, nežinau, vėjas, mėnulio fazė ar dar kas, ar tie patys jaukai neveikia. Gylis, kaip minėjau, čia tikrai labai didelis ir pramėtyta yra visur nuo tolimiausių taškų, kiek tik tai siekia valas, iki pat artimiausių taškų, kiek galiu užmesti ir kad nenupjaučiau valo kur nors. Tačiau šiandien žvejyba visiškai nulinė. Tai greičiausiai su šita mintim ir baigsiu šios dienos žvejybos epizodą. Jeigu, kaip visada sakau, patiko, paspausk nykštuką, prenumeruok kanalą, pasidalink su draugais. Man kai kurie tai svarbu. Iki sekančių žvejybų. Iki.